Sveiki! Su jumis ir vėl Marija Glorija iš gerovės institutas.lt. Tęsime mūsų bandymą su ryžiais. Jau prabėgo 2 savaitės ir žiūrėsime tuojau pat, kokie yra rezultatai. Tiems, kurie dar nematė įžanginių video, trumpai pasakysiu, kas čia vyksta. Iš tikrųjų mes bandome įrodyti, kokia yra žodžių galia ryžiams. Tai yra, kaip transformuojasi ryžiai, tarkim, puvimo procese, kurį mes dabar atliekame, priklausomai nuo to, koks yra žodis parašytas ant buteliuko. Mes pasirinkome 4 žodžius, yra meilė, laimė, baimė ir pyktis. Sudėjome išvirtus ryžius į kiekvieną buteliuką atskirai, užklijavome skirtingus pasirinktus žodžius, kuriuos ką tik išvardinau, ir padėjome tuos buteliukus ramiai savo pūti šiuo atveju ir žiūrėsime, kokie procesai vyksta. Taigi po 1 savaitės galite pažiūrėti, kas buvo kitame video, o šiandien žiūrėkime, kas įvyko po 2 savaičių. Taigi pirmyn. Atidarome mūsų paslaptingąją dėžutę, kur mūsų nekantriai laukia bandomieji ryžiai. Štai visos 4 bonkutės. Ir to jau panagrinėsime kiekvieną iš jų atskirai. Pradėsime nuo laimės. Taigi, kaip pasikeitė ryžių forma per 1 papildomą savaitę. Taip, kaip buvau minėjusi 1 savaitę, ryžių spalva tebelieka gelsvai ružava. Iš tikrųjų atsirado puvėsio, beveik pusę, galima pasakyti, paviršiaus buteliuko. Ar ne? Pilkas puvėsis, šonuose šiek tiek yra baltos spalvos. Kol kas papildomo puvėsio pačiame buteliukėje arba giluminėje erdvėje nematyti. Taigi tokia yra laimė. Dabar imkime meilę. Meilė iš tikrųjų labai įdomu. Spalva ryžių taip pat išlieka balta, kaip ir buvo prieš savaitę. Šita pusė, kur sakiau, buvo atsukta į baimę ir bent jau aš taip įtariu, galėjo turėti tam įtakos papuvę šitie ryžiai. Tačiau per viduriuką mes matome puvėsį atsiradusi, kuris yra baltos spalvos, apačioje yra pilkšva, o viršuje yra taipogi balta, visiškai. Tai labai įdomu, kad viskas, kas yra su meilė susiję, yra balta, galima sakyti tyra. Ar ne, puvimo procesas nori nenori jisai vyksta, tačiau taip kaip jisai vyksta, yra labai įdomu. Taigi, meilė išlieka balta. Dabar pyktis. Pyktis iš tikrųjų spalva yra gelsva, irgi gal šiek tiek, sakyčiau, netgi pašviesėjusi, lyginant su praeitą savaitę. Yra tas pats puvėsiukas, ar ne, kuris buvo atsiradęs. Apačia nepakitusi, o viršuje jau beveik visą plotą dengia puvėsis. Iš šono jisai yra pilkas, o viduryje taip pat atsirado baltos spalvos puvėsis. Taigi beveik visas plotas yra padengtas puvėsiu, dalinai juodu arba pilku, tamsiai pilku, ir dalinai padengtas baltu. Iš tikrųjų atrodo kaip sniegas. Baltas puvėsis kaip sniegas. Taigi štai toks yra pyktis. Ir galiausiai mūsų baimė, kuri, kaip matėme, praeitą savaitę mušė visus rekordus ir labiausiai buvo paveikta puvimo proceso. Iš tikrųjų, tas puvimo procesas tebevyksta palyginus su kitais buteliukais gan sparčiai. Taip jau matome, jisai užėmė visiškai vieną šoną, nugarėlės jau daugiau nei pusę. Taip, visiškai visas plotas buteliuko viduje yra padengtas puvėsiu. Didžioji dalis yra juodo puvėsio paliesta. Šalia pavadinimo iš šitos pusės matyti taip pat baltas puvėsis, kaip sniegutis. Bet kas įdomiausia, jeigu paverstume buteliuką, gal su kamera neypatingai matosi, bet iš tikrųjų jaučiasi, kad
viduje taip pat yra puvėsis, jisai nėra vien tik tai iš išorės, bet jisai yra prasiskverbęs, tarkim, ypatingai šitoj pusėj, matosi, kad viduje yra kažkas tokio papilkėjo. Taigi, kaip jau praeitą savaitę rašiau, iš tikrųjų baimė ryžius ėda kaip vėžys. Jinai tiesiog juos naikina ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus. Mums tai yra tikrai labai svarbi žinutė. Ką tik matėte mūsų bandymo su ryžiais rezultatus po 2 savaičių. Taigi, kaip atkreipė dėmesį, pačių ryžių spalva iš tikrųjų ypatingai nepasikeitė. Laimė yra gelsvai ružava, meilė yra balta, pilka yra gelsva, na ir tokia maišytai gelsva rusva yra baimė. Tačiau noriu dar kartelį atkreipti jūsų į buteliuko su užrašu baimė pasikeitimą. Iš tikrųjų yra milžiniškas, neįtikėtinas, taigi tikrai verta mums susimastyti. Kai mes bijome, kai mes neleidžiame savo kažko imtis, kai mes, galime sakyti, save užspaudžiame, užgniaužiame baimėje, jinai pradeda mus ėsti kaip vėžys. Pradžioj nematomai, ar ne? Galbūt netgi ir matomai. Iš tikrųjų, kai mes žiūrime žmogų, kuris bijo, tai matyti jo akise, jo visoje pozoje, taip. Tačiau, kas yra baisiau, baimė mus ėda iš vidaus. Taigi, neleiskite baimiai užvaldyti jūsų ir sunaikinti. Baimę pakeiskite meilę. Meilę visų pirma savo. Netgi pasakykite, aš myliu tave, arba aš myliu save, nepaisant to, kad aš bijau. Nežinau, kad meilė yra stipresnė už baimę. Taip? Mylėkite patys save, mylėkite savo artimus ir žūtbūt nepasiduokite baimiai. Iki pasimatymo kitą savaitę. Nepamirškite, kad esate gimę būti laimingais. Iki.